Pasidaryk atraminę senelę pats, viskas ko reikia, tai tik pažiūrėti šį vaizdo įrašą iki galo. Pirmiausia, reikia pasigauti senelės aukštį. Šis lietaus trinkimo balnas, kaip aš vadinu, yra trinkelio aukštis. Tada 1 cm į metrą nuolydis, o senelės aukštis bus 15 cm virš trinkelių. Štai ir turime aukštį. Tada jungiame nivelyrą ir susigaudome abiejose kampuose tą patį aukštį. Ta galima padaryti ir su gulščiuku, jei neturit nivelyro. Tada kasam. Vienas blokelis 25, bus 2 blokeliai, dar 10 betonui. Šiuo atveju gaunas 60. Tada gręžiam polius. Ne rankiniu grąžto benzininiu, tai bus greičiau. Na, bet galima ir rankiniu. Polius gręžiau kas porą metrų, milimetrų matuoti tikrai nereikia. Išsigręžus polius, laikas medžiagom, kurias man pristatė Moki veži. Kodėl Moki veži? Todėl, kad su Moki veži namų meistru būti lengva. O pristačius visas medžiagas, laikas ir betonui. Betoną pirkau 16-20 sausą, galite maišytis ir patys, santykių 1:4. Nedarykit skysto, nes kuo skystesnis, to silpnesnis. Į polius sukišu po 3 armatūras, sutrambuoju ir pradedu dėti blokelius. Pirmas blokelis pats svarbiausias, nes pagal jį eis visa likusi senelė. Na, o toliau lieka tik tais kartoti tai, ką jau pradėjome. Dedam blokelį, pakalam, dedam gulščiuką ir taip toliau. Sudėjus pirmą eilę užsiplamė betonu ir trambuojam ne per storų pagalių, nes storas pagalys nesulys iki apačios ir sutrambuosite tik tai viršų. Užsipylėm betoną, dedam antrą eilę. Prieš dedant antrą eilę, pirmą eilę, kaip matote, reikia sudėti armatūros juostą, kuris suriš visą senelę tarpusavį ir kartu su poliais. Pabaigus antrą eilę užpildome betonu ir sutrambuojam. Senelę galima armuoti arba tiesiog nudažyti, jeigu nereikia labai dilaus vaizdo. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškit paspausti patinka, pakomentuoti ir susitiksime Moki veži.